Labas, Petrai. Kaimieti, tu gyvas? Tu ką, jau vidurdienis? Blet, kaip galvą skauda. Man atrodo, kad pageriotas, ką tik įpisęs buvo iš vakaro. Viskas, aš negerintas žmogus. Užtenka gulėt su Žana Kulokaitė ir bezdėt. Kelkis davai. Klausyk, Petrai, būk žmogus. Pakelk visiems nuotaiką. Pasakyk kokį linksmą eilėraštį arba anekdotą. Nu, kai čia sukūrus. Petrai, tai belia ką, kas į galvą šauna. Kartą eina raselė per pievą ir į terasą. Ir vyras prieėjęs sako, raselė, juk tu basa. O kodėl tu neturi batų? Turnių, juk dabar rytas ir žolė rasa. Ir tai labai puikiai kojas nusiplauna, už tai rasa esu. Čia toks trumpas, žinai. Bet įvairiai galima visai sukurti. Petrai, tu gerai jauties? Galvas skauda, bet praėjęs geryn eina. Šiandien kažkoks tai, kaip būčiau po autobuso ratais būčiau palindęs. Nu rimtai toks vaizdas, kad iš po autobuso ištrauktas. Jokinga, ne? Klausyk, Petrai, o gal turim pisės ir jau ant balto žirgo joji? Nu, aš tikrai dar nesiruošiu jodinėti ant balto žirgo. Dar nespėjau, dar nelaikas man jodinėti ant balto žirgo. Nu gal čia dėl galvos skausmo. Klausyk, nu sugalvok kažką juokingesnio. Dabar palauk, ką dar čia sugalvojęs. Petrai, turiu idėją. Kažką tokio apie auksinį lietų. Ateina ruduo ir lapai krinta. Vaikščioja daili moteris, tokia jau įspūdinga. Ir vyras prieina prie dailiaus moters ir sako, nu, ruduo atėjo šalta. Tai jau, sako, šalta. Gal reikėtų sušildyti? Aš labai puikų turiu, kaldrą sušildo. Ne, aš omeny, sako, galėčiau aš sušildyti. O ta moteris sako, na jau kaip tu mane sušildysi, tai net į skėčio reikės. Ai, tu natas turi, man grėnas.